Sveiki gyvi, gerbiami žiūrovai. Kaip ir bet koks kitas viešas informacijos resursas, taip ir šitas mūsų kanaliukas sulaukia įvairių ir visokiausių komentarų. Ir dalis šių komentarų būna klausimų pavidale. Klausimų tiek politinių, istorinių, teorinių, filosofinių, mokslinių, tiek praktinių, techninių ar tiesiog asmeninių. Paprastai, kai užduodat klausimus komentaruose, tai ar aš, ar kolegos, stengiamės jum ten komentaruose raštu ir atsakyti. Tiesa, savikritiškai pastebint, tai ne visada. Bet prieš kurį laiką mano dėmesį patraukė vienas toks gana išplėstas ir iš tikrųjų turiningas, dalykiškas vieno žiūrovo komentaras. Ir minėtojo komentaro esmė, galime sakyti, sueina į klausimą. Ar socializmas tai yra realus ir įgyvendintinas siekis? Ar vis dėlto socializmas tai yra tik tai ant popieriaus graži, bet realiam gyvenime neįgyvendinama ir be to bereikalingų aukų dar reikalaujanti, ir todėl faktiškai žalinga utopija. Štai, pasiskaitykim patį tą komentarą. Pačiam neatrodo, kad socializmas yra utopija, kur neišsilaikė nei vienoje didesnėje šalyje daugiau nei amžiaus. Matant istoriją ir kas nutiko Tarybų Sąjungoje, Libijoje ar tame Irake, žmonės kūrė, statė, kūrė gerovę, bet anksčiau ar vėliau paperki vieną lyderį ir dar saugumo vadą ir baigtas žaidimas. O po to labai lengvas grobis tokios šalies turtai, tiesiog superki už centus, kas ir nutiko Tarybų Sąjungoje. Globalistai labai verkia, kai šalyje kūriamas socializmas, bet iš praktikos tai jie, manau, trina rankas, nes tikrai žiūri kaip į lengvą grobį. Socializmas gal ir gali gyvuoti, tačiau lyderiai turėtų būti robotai ar kažkokie šventuoliai, kuriems iki gyvo kaklo nepriimtinas kapitalizmas. Bet tada ateis nauja karta ir vėl po klaustuku. Socializmas tai gražu tik ant popieriaus, bet praktikoje tai daug ašarų ir sugriautų likimų. Pataisykite, jeigu klystu. Tai štai, taip skamba tasai komentaras. Ir iš pirmo karto jį perskaitęs, pagalvojau imt ir parašyti atsakymą. Bet tada ėmiau pamąsčiau ir suvokiau, kad klausimas yra iš tikrųjų labai geras. Jis yra, kaip sakiau, fundamentalus. Ir jį vertėtų atsakyti atskira laida. Ir besiruošdamas jau pats tokią laidą ir įrašyti, pamaniau, o kodėlgi nepaprašius kito savo draugo, Michailo Bugakovo, kuris be to, kad yra ir vyresnis ir labiau už mane išprusęs, bet kuris svarbiausia pats realiai gyveno ir dirbo ir mokėsi ir kūrė tame tarybinėme socializme. Kad į šį komentarą sakytų jis, tokios mini paskaitėlės pavidalu. Ir mūsų visų, sakyčiau, laimiai, Michailas šį prašymą priėmė ir mes su juo įrašėme distanciniu būdu tokią štai neilgą laidelę, kurią dabar ir kviečiu jūs visus pasižiūrėti. Pateiktas skaitytojo klausimas iš tiesų gana rimtas ir gilus. Ir tuo pačiu jis suteikia galimybę plačiau pasamprotauti ties iškeltomis šiame klausime temomis. Pats klausimas susideda iš 3 tokių probleminių laukų. Pirmas, tai ar socializmas nėra utopija, nes ne vienoje šalyje jis neišsilaikė daugiau nei amžiams. Antras aspektas, tai kažkodėl klausime TSRS minima viename
kaip sakoma, flakone su Libija ir Iraku. Ir dėl to daroma tokia prielaida ar išvada, kad socialistiniai lyderiai paperkami lengvai. Ir trečias aspektas, kad socializmas gražus tik popieriuje, nuskaityk teorijoje, o praktikoje tai daug ašarų ir sugriautų likimų. Tai va, pradėsim nuo pradžių, ar socializmas nėra utopija. Nu, socializmo teorijos pradmenis, kurios širdis yra socialinio teisingumo idėja, atsirado juk ne Markso ir Engelso laikais. Jos ištakos glūdi dar Platono veikaluose ir dar anksčiau senovės graikų mitologijoje, kurioje apstu užuomenų apie neva prarastą aukso amžių, kai visi žmonės buvo lygus, visiems visko pakako. Iš pradžių ši idėja iš tikrųjų buvo utopija. Tarp kitko, tikslus žodžio utopija vertimas - tai vieta, kurios nėra. Taip vienas didžiųjų socialistų utopistų Tomas Moras savo garsioje knygoje, kuri buvo išleista dar 1516 metais, pavadino Salą utopiją, kurios gyventojų visuomeninį gyvenimą pagal jo įsivaizduojamą socialinio teisingumo principus jis ir aprašė. Nu, deja, utopija iš pradžių buvo ir žmogaus skrydis į Mėnulį. Išvis visos idėjos iki jų įgyvendinimo pereina tam tikrą utopiškumo etapą. Ir atsiradus marksizmui, utopija pirmiausia tapo mokslu, socializmo utopija, dėka dviejų Markso mokslinio atradimų, tai yra materialistinio istorijos suvokimo ir pridėtinės verties dėsnių. Tai reiškia, kad pagaliau socializmas kaip žmonijos utopinė svajonė buvo pagristas istoriškai ir ekonomiškai. Tai reiškia moksliškai. O vėliau, kaip žinia, socializmas tapo ir realybė, tarybinio socializmo pavidalu, kuris egzistavo apie 70 metų. Nu, tai faktiškai yra vidutinio žmogaus gyvenimo trukmė. Šis socializmo modelis žlugo, bet tai buvo toks pirmas žingsnis į naują visuomenę. Nu, pirmas žingsnis ir žmogaus gyvenime būna ne visada sėkmingas. Bet kad išmokti vaikščioti vis vien reikia žengti pirmą žingsnį. Ne iš karto viskas išeina ir istorinėse procesuose. Kaip sakė vienas teoretikas, visuomenės raida tai ne Nevos prospektas Peterburge, kuris pasižymi to, kad yra nutiestas pagal idealiai tiesią liniją, be jokių posūkių ir vingiavimų. Nu, po didžiosios buržuazinės 1789 metų Prancūzijos revoliucijos, kaip žinia, vyko dar keletas revoliucijų, keletas restauracijų, buvo dar 2 imperijos, kelios respublikos, kol galutinai įsitvirtina tą kapitalistinę santvarką. Dabar Prancūzija kaip tik ir yra 5. buržuazinė respublika. Nu, čia svarbu suvokti, kad įvairūs socializmo modeliai, kaip dėja ir kapitalizmo, yra labai skirtingi. Japoniškas kapitalizmas, pavyzdžiui, skiriasi nuo amerikoniško ar vokiško. Bendrai išlieka tik socializmo ar kapitalizmo esmė. Tai yra privati ar visuomeninė pagrindinių gamybos priemonių nuosavybė.
Šiandien, žinoma, keičiasi ir pats turinys šių nuosavybės formų, bei jų dialektinis santykis, bet esminis skirtumas tarp jų, ypač socialinių ir kitokių pasekmių pavydalų, išlieka. Ant šio pagrindo, būtent ant visuomeninės nuosavybės dominavimo pagrindo, galimi ir įvairūs socializmo modeliai, kurių specifika nulėmė nacionaliniai, civilizaciniai, kultūriniai, istoriniai ir kitokie vienos ar kitos šalies ypatumai. Viena iš buvusios tarybinės sąjungos klaidų ir buvo ta, kad ji bandė primesti savo tarybinį socializmo modelį ir kitoms šalims pasirinkusiems socialistinį vystymąsi kelią. Tarybinis socializmas tikrai neišsilaikė amžinai, bet čia reikia turėti omenyje keletą aplinkybių. Pirma, išvis pasaulyje nėra nieko amžino. Žlunga civilizacijos, santvarkos, valstybės, bet kita vertus niekas nežlunga amžinai. Viskas keičiasi, kai kas kartojasi, kai kas iš naujo atgimsta, atsiranda kažkas visiškai naujo. Pabaiga tai visada ir nauja pradžia. Antra, santvarkos ir valstybės, kaip ir istorinės asmenybės, reikia vertinti pagal jų indėlį į bendrą kokios nors tautos ar visos žmonijos raidą. Ir šioje vietoje TSRS indėlį galima palyginti tik su istoriniu krikščionybės paveldu. Buvusi Tarybų sąjunga, kaip ją šiandien kas nevertintų, įvykdė bent 3 tokius pasaulinės istorinės reikšmės proveržius vėlgi. Ji pateikė iš dalies realizavo globalinę tokią socialinę, ekonominę bei kultūrinę humanitarinę alternatyvą visai išnaudotojiškai pasaulio vystymosi tokiai tendencijai. Ji pirmoji prasiveržė į kosmosą ir padėjo pamatus tokiai naujai noosferiniai žmonijos istorijos epochai. Ir pagaliau jis sutriuškina žiauriausią žmogaus ir žmogiškumo priešą - fašizmą Antrajame pasaulinėme kare. Šie istoriniai faktai laikui bėgant įgauna vis didesnę tokią egzistencinę esmę ir prasmę. Ir būtent todėl jie iš visų pusių yra šiandien atakuojami, siekiant diskredituoti ir šios pasiekimus, ir tą santvarką, kurios dėka viskas tai buvo padaryta. Ir trečias momentas. Juk ir šiandien socializmas tai ne popierinis dalykas, o realybė. Egzistuoja komunistų partijos valdoma Kinija su savo, kaip pas jos partinėse dokumentuose užfiksuota socializmų su kinietiška specifika, dėl kurio vertinimo yra žinoma nemažai diskusijų. Egzistuoja Vietnamas, kuris oficialiai taip ir vadinamas socialistinė Vietnamo Respublika. Egzistuoja Laosas, socialistinė Kuba, pagaliau Šiaurės Korėja su savo čiučche ideologija. Nemažai socializmo elementų šiandien galima pastebėti kai kuriuose Pietų Amerikos, Afrikos ir net Skandinavijos šalyse. Reikia pasakyti, kad išvis didžioji spalio socialistinė revoliucija Rusijoje padarė tokią milžinišką įtaką žmonijos raidai, kad net ir kapitalistinės šalis buvo priverstos iš dalies socializuoti savo politiką. Dabar po TSRS žlugimo kapitalas, žinoma, bando atsirevanšuoti už prarastus pelnus.
Šie ketinimai vėlgi susiduria su nauja tokia socialinių protestų banga visame pasaulyje, ką mes galime stebėti televizijos ekranuose, įvairių streikų, demonstracijų, susirėmimo pavidalų visoje vakarų Europoje, kur žinoma socialinio protesto tradicija ženkliai gilesnė, kovingesnė nei mūsų geltonųjų profsąjungų ar vadinančių save kairiaisiais socialdemokratų. Vienu žodžiu, socializmą bandė išgrūsti per duris, bet jis lenda atgal per visus langus. Jo bijo, net su jo šešėliais kariaujama iki šioliai. Mūsų buržuazinė valdžia bijo net kanalizacinių liukų ir kelio ženklų, nekalbant jau apie paminklus ir kitas tarybinio socializmo išlikusios dar užuominas. Ir tai geriausias įrodymas socializmo idėjų realumo ir gyvybingumo. Dabar kitas klausimo aspektas dėl TSRS ir Irako su Libija ir socialistinių lyderių paperkamumo. Na, TSRS juk žlugo ne dėl jos lyderių paperkamumo. Jie nebuvo korumpuoti. Buvo žinoma nomenklatūrinės privilegijos, kas būna kiekvienoje valstybėje. Ir tarp kitko šiandien jų daugiau nei buvo anais laikais. Paskutiniai TSRS lyderiai buvo deja dėl įvairių priežasčių, ne per daug teoriškai išprusę ir per daug fiziškai ir intelektualiai pasenę. Šiandien beveik toks pat vaizdas ir su JAV lyderiais. Tikriausiai galbūt yra kažkoks istorijos dėsnis, kai valstybės būklė yra įtakojama jos lyderių psichobiologinių kažkokių savybių ir atvirkščiai. Buvo žinoma ir visas kompleksas objektyvių ekonominių, socialinių, ideologinių ir geopolitinių priežasčių, dėl kurių žlugo pirmoji socialistinė valstybė, TSRS. Ir tai yra svarbiausia priežastis, o ne ten lyderių paperkamumas. Bet tai jau atskira kalba. Bet kuriuo atveju TSRS negalima statyti į vieną loginę eilutę su, pavyzdžiui, Iranu. Tai yra, kaip minima, klausime Irakų ar Libija. TSRS buvo socialistinė, visiškai suvereni valstybė. Irakas, Libija ir kai kurios kitos, taip vadinamo trečiojo pasaulio šalis, nors ir pasirinko, kaip tada buvo sakoma, nekapitalistinį vystimosi kelią, dar tik vadavosi iš tokio kolonijinio jungo. Todėl juose apstu buvo kolonijizmo liekanų, tame tarpe ir jų elito parsidavėliškumas už esamų ar formalių kažkokių buvusių kolonizatorių blizgučius. Ir nors, pavyzdžiui, Libijos buvęs lyderis Muamaras Kadafi iš tiesų buvo sukūręs vos ne socialinį rojų savo šalyje, bet jo aplinkos žmonės įvairiais ryšiais buvo susieti su buvusiamis metropolijomis ir lemiamų momentų tiesiog išdavė savo vadovą. Bendrai paėmus lyderystės ir ypač biurokratijos problema socializmo sąlygomis išties rimta. Ji jaudina dar ir Tarybų sąjungos steigėją Vladimirą Leniną. Jei kas mus ir gali sužlugdyti, tai biurokratija, teigia jis viename iš savo straipsnių. Partinį biurokratinį aparatą aršiai kritikavo ir Levas Trockis. Tarp kitko, Leninas pats ir pasiūlė priešnuodį valstybinio aparato subiurokratėjimui. Koks tas priešnuodis? Tai darbininkų atstovų kiekio padidinimas valstybinio valdymo struktūrose, tai valstybės tarnautojų renkamumas nuo apačios iki viršaus ir tai vidutinis tarnautojų
atlyginimas, kuris neturėtų viršyti kvalifikuotų darbininkų atlyginimą. Nu, visi šie trys principai vėliau dėja vienaip ar kitaip tarybinėje praktikoje buvo pažeisti, plius įsivyravo į taip vadinamą švagerystę bei nomenklatūrinio specaptarnavimo sistemą. Na ir kaip parodo šiandieninė praktika, tai ne tik socializmo yda, bet turbūt kažkokia ta bendravadybinė, bet kurios visuomenės problema, kuri sprendžiama ne tiek ir ne tik socialinių organizacinių lygių, kiek atitinkamų žmonių auklėjimų, bei atranka. Nu ir šioje vietoje reikėtų pažymėti, kad būtent socializmas ir parodė potencialiai geros tinkamos praktikos pavyzdį, kai rinkimai vykdavo tokiu gamybiniu pagrindu, tai yra, kai ir įvairius postus kandidatus pristatydavo darbo kolektyvai, kurie gerai pažinojo jų keliamo kandidato asmenybę ir jo savybės. Tuo pačiu ir socialistinė demokratija įgaudavo tokį realų žodžio demokratiją atitinkantį turinį liaudies valdžia. Dabargi mes matome, kad rinkimai tampa savotišku šou, o demokratija iš esmės įgauna tokį fasadinį, žaidiminį, imitacinį pobūdį ir iš esmės tik užkonservuoja valdančios klasės viešpataujančią padėtį. Nu, bet teisingumo dėlei reikia pasakyti, kad žinoma, anais laikais rinkimai buvo daug nuobodesni nei dabar. Žmogui vis dėlto reikia ne tik duonos, bet ir renginių, tai yra kažkokių šou elementų. Ir šią prasme, taip sakant, tas kuklus buržuazinis demokratijos žavesys daug kam užpudrina smegenis. Bet visgi laikui bėgant žmonės pajunta turinio, o ne formos pirmenybę savo gyvenime. Dažniausiai jau tai būna post factum. O tai reiškia, kad ir į formą irgi reikia atkreipti dėmesį. Ir šioje vietoje, žinoma, socializmo idėja, teorija ir praktika dar turi, kaip reikiant, pasitempti. Na ir paskutinis klausimo aspektas tai dėl ašarų ir sugriautų likimų. Nu, kiekviena nauja santvarka, kaip dėja ir žmogus, gimsta kančiuose ir skausmuose. Laikui bėgant, žinoma, atsiranda įvairios nuskausminimo procedūros bei vaistai. Bet iš esmės, kaip teigia Marksas, prievarta tai senos visuomenės pribuvėja, kai yra neščia nauja visuomenė. Ir supantis mūsų pasaulis, šiandien mes tai gerai matome, kupinas ir smurto ir prievartos. Visa žmonijos istorija tai faktiškai karų, o ne taikos istorija. Mūsuose dabar mėgstama kalbėti iš įvairių tribūnų apie socializmo ir komunizmo aukas, bet nutilimi kapitalizmo žiaurumai ir nusikaltimai žmogiškumui ir žmonijai. O jų yra visas, taip sakant, Šindlerio sąrašas. Tai ir pirmykštis kapitalo kaupimas su valstiečių žemių užgrobimais ir vietinių gyventojų genocidas įvairiuose kapitalo kraštuose ir vergvaldystės sistemos atkūrimas jau, ir intervenciniai įvairūs karai, ir kolonializmo sistema, ir žiaurus darbo žmonių tame tarpe, vaikų ir moterų išnaudojimas, savų svetimų lyderių žudymai, fašizmo, kuris yra, kaip žinia, kapitalizmo rezervas, nusikaltimai, narkotikai, prekyba ginklais, kultūros naikinimas, pagaliau
paties žmogaus toks degradavimas. Nu, ir mes iš istorijos taip pat žinome, kad kapitalistinė santvarka juk įsitvirtino per revoliucijas. Ir istorinėse buržuazinėse revoliucijose, pavyzdžiui, Anglijos Kromvelio laikų revoliucijoje arba garsioje Prancūzijos didžiojoje revoliucijoje, buržuazija, siekdama įtvirtinti savo dominavimą, griebėsi juk žiaurių veiksmų su dideliu krauju praleimu į mirtimis. Giljotina iki faktiškai naujausių laikų buvo naudojama Prancūzijoje kaip mirties bausmės įrankis. Deja, apie šių buržuazinių revoliucijų, taip sakant, kraują ir ašaras viešoje erdvėje nesigirdė kokių nors pasmerkimų, bet apie didžiai spalio revoliuciją ir socializmo, komunizmo atseit žiaurumus tų pasmerkimų ir paraudojimų apstu. Nu, kodėl taip yra? Nu, atsakymas labai paprastas. Anglijos ir Prancūzijos revoliucijos atvedė į valdžią būtent buržuaziją, tą pačią klasę, kuri valdo ir šiandien. O spalio revoliucija atvirkščiai padarė galą kapitalizmui, į dvarininkų tai ekonomikai, visai sistemai, pašalino iš valdžios nekenčiamą režimą ir pradėjo darbo žmonių valstybės kūrimo procesą. Štai kodėl dabartinis elitas jos taip nekenčia. Jis davė pavyzdį žmonėms, pavyzdį, į kurį jie galėjo žiūrėti, jo siekti. Tarp kitko, juk pati spalio revoliucija apsėjo beveik visiškai be kraujo praleimo. Ir Peterburge tada, anuometiniam Petrograde ir Maskvoje žuvo berods per tas dienas tik 7 žmonės. Tik vėliau jau pilietinio karo ir Stalino represijų aukas galima sieti su naujos santvarkos įsitvirtinimu. Nu, šioje vietoje reikėtų plačiau pakalbėti apie marksistinę prievartos sampratą išvis. Nu, marksistinė prievartos teorija buvo kritikuojama ir iki šiol kritikuojama įvairių liberalų, demokratų ir abstrakčių humanistų. Ir kritikuojama nuo pat marksizmo atsiradimo. Tokia moralizuojanti kritinė argumentacija prieš marksistinę prievartos teoriją nėra nauja. Dar XIX amžiuje tokia kritika buvo pateikta gerai anais laikais žinomo Berlyno universiteto privatdocento Eugenijaus Diuringo darbuose. Friedrichas Engelsas savo antidiuringę net skyrė nemažą tokią teksto dalį būtent šiai kritikai sukritikuoti. Jo ta kritinė dalis vadinasi politinė ekonomika. Ir tai neatsitiktinai. Reikalas tas, kad kritikuojama marksistinė prievartos teorija, kritikuotojai tos teorijos į patį prievartos reiškinį žiūri labai siaurai. Pirmiausia, jie visą socialinės prievartos problemą suveda į politinę prievartą, antra vertus, pačią politinę prievartą suveda tik į jos ginkluotą formą. Friedrichas Engelsas savo antidiuringę parodo, kad prievarta visuomenėje kyla natūraliai iš ekonominių materialinės gamybos santykių. Ypač iš žmogaus verčiamo dirbti kito žmogaus labui prievartinių faktų. Tai būdinga ir vergijai, ir baudžiavai, ir kapitalizmui. Prievarta turi tokį specifinį istorinį pobūdį. Ji auga horizontaliai ir vertikaliai ir tuo pačiu keisdama savo formas
įsiskverdama iš ekonomikos santykių į visas visuomeninio gyvenimo sritis. Prievartos mastai, formos gali būti labai įvairios, nuo valstybinio masto iki smurto šeimoje, nuo grubių kažkokių represinių, administracinių formų iki subtilių, informacinių, psichologinių. Tačiau pati prievarta neišvengiamai yra mūsų gyvenimo dalis. Ši neišvengiamybė išplaukia iš dialektinio vienybės ir priešybių kovos dėsnio, kaip pagrindinės visko vystymasi priežasties. Bet koks naujas dalykas gimsta kovoje su senu. Ir kiekviena kova suponuoja prievartą. Tai būdinga ir imtynėms ringe, ir politiniai kovai. Visos dabartinės spalvotos revoliucijos tai prievartinis reiškinys, nepaisant to, kad jos vykdomas pagal Šarpo neprievartinio pasipriešinimo technologiją. Šiuolaikinis pasaulis, kaip jau minėjau, tiesiog persmelktas yra grubių tokių prievartos formų, tai yra lokalinių karų, teroristinių išpuolių, nusikalstamumo ir panašiai. Ypač prievartinėmis visokiamis formomis ir turiniu pasižymėjo 20 amžiaus istorija. Tuo pačiu metu reikia pasakyti, kad istorijai progresuojant, prievartos formos iš dalies ir humanizuojamas. Tiesa, žinoma, galima ginčytis, ar tai yra tikras humanizmas, ar įprasta buržuazinėje visuomenėje tokia ciniška veidmainystė. Mirties bausmė, kaip žinia, jau bent Europos Sąjungoje yra jos atsisakyta, už sunkius nusikaltimus pakeičiama įkalinimu iki gyvos galvos. Politiniai oponentai dabar nesušaudomi, teisiami, įkalinami, atleidžiami iš darbo, apšmeižiami spaudoje. Įvairiai tai galima vertinti. Net kai kurie karai vyksta dabar naudojant taip vadinamuosius tiksluosius ginklus ir dažnai vadinami net humanitarinėmis misijomis. Ir tuo pat metu žmonija yra sukaupusi didžiulį asortimentą masinio naikinimo ginklų, įskaitant ir atominės bombas. Vaizdžiai kalbant, sėdime ant parako bačkos. Kita vertus atsiranda naujų prievartos formos. Jos tampa labiau tokios jezuitiškos, rafinuotesnės, kaip pavyzdžiui eutanazija ar koks vakcinavimas. Anarchizmo teoretikas Bakuninas tvirtino, kad valstybė yra nusikaltimas. Maksas Weberis, žinomas sociologas ir politologas, moksliškai tiesiog pateikė formulę, kad valstybinė valdžia yra prievarta. Ir tai iš tikrųjų yra taip. Šiame kontekste, sugrįžtant prie Engelsio antidiuringo, reikia pasakyti, kad jis kaip tik išjuokė Diuringo požiūrį į prievartą kaip į absoliutų kažkokį tai blogį. Prievarta yra realybė. Tai realiai egzistuojantis socialinio gyvenimo organizavimo įrankis. Prievarta tai toks pat įprastas reiškinys kaip vartojimas ar bendravimas. Tarp kitko, Michailas Lermontovas viename savo laiške pateikė tokį psichologinį pastebėjimą, kad tarp dviejų draugų santykiuose vienas visada dominuoja kito atžvilgiu. Ir grįžtant prie kažkokių aktualijų, galima pasakyti, kad per dabartinę mūsuose vykstančią rinkiminę kampaniją
įvairių etikečių klijavimus įvairiems oponentams arba aimanavimai apie grėsmės nacionaliniam saugumui, tai juk irgi prievarta. Pirmiausia, tokio psichologinio informacinio pobūdžio. Bet ji gali pasibaigti ir politizuotų tokiu administraciniu kriminaliniu persekiojimu. Pagaliau, kasdien keltis, pavyzdžiui, 6 valandą ryto eiti į nemėgstamą kažkokį tai monotonišką, neįdomų darbą, kokiame nors biure, ar tai ne prievarta prieš save. Taigi, nėra jokios abstrakčios, absoliučios prievartos. Buržuazijos ekonominė prievarta prieš proletariatą arba proletariato diktatūros politinė prievarta prieš engėjus yra skirtingi pagal savo socialinį žmogiškąją esmę dalykai. O prievarta prieš įvairius nusikaltėlius ar teroristus išvis labai specifiškas prievartos atvejas, skirtas bendros gerovės labai. Taigi prievarta, kaip į tiesa, visada yra konkretus dalykas. Ji gali būti naudojama ir geriems, ir blogiems dalykams. Reiškiasi, pirmiausia, reikia žiūrėti, kas naudoja prievartą ir prieš ką, o antriausia, kiekvienas žmogus turėtų stengtis, kad bent jau jo aplinkoje tos prievartos būtų kuo mažiau. Vladimiras Leninas, kurį dabartiniai mūsų buržuaziniai politikai ir ideologai laiko vos ne didžiausių prievartautojų ir žiauriausių žmogėdrą istorijoje, visada pabrėždavo, kad mūsų socialinėme ideale nėra vietos prievartai. Tačiau gyvenimo dialektika yra tokia, kad pasaulis per prievartą juda link pasaulio be prievartos. Beje, ši dialektika atsispindi ir komunistinio gimno internacionalas eilutėje. Sugriausime visą prievartos pasaulį. Ir žvelgiant į dabartinę kaip tik pasaulį, į jo raidą, galima teikti, kad akivaizdi mūsų laikų dilema gana paprasta. Arba socializmas, arba liberalfašizmas. Ir vienu ir kitu atveju prievarta neišvengiama. Tik žinoma, jos mastas, turinys ir formos bus skirtingos. Taigi tiek toks atsakymas į skaitytoją, į žiūrėtoją pateiktą klausimą.